Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Teresevičiūtė ir šiandieną pakalbėkime apie muziejų naktį ir apie vasaros knygų fiestą. Tai pirmiausia, gegužės 23 dieną Panevėžyje vyks tarptautinės Europos muziejų nakties renginiai. Tai kasmetinė tarptautinės muziejų tarybos ir Lietuvos muziejų asociacijos inicijuojama šventė, kurios metu Lietuvos muziejai ir kitos kultūros įstaigos kartu su kitais akcijoje dalyvaujančiais Europos miestais atveria duris lankytojams vakare ir naktį. Kalbinu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkišaitės Bitės viešosios bibliotekos komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus vadovę Klaudiją Pelanytę. Labas, Klaudija. Sveiki visi. Tai norėsime išgirsti daugiau informacijos apie šios du renginius. Ir pirmiausia, kokiagi šiais metais pasirinkta Panevėžio miesto kultūros įstaigų tema muziejų nakčiai? Tai šiais metais turime labai smagią ir įdomią temą, tai yra žaidimai. Ir iš tiesų labai daug veiklų esame suplanavę ir Gabrielės Petkišaitės Bitės bibliotekoje, kurios būtų įtraukiančios įvairaus amžiaus grupėms ir būtent sietųsi su tais smagiais žaidimais. Tačiau laukia ir tokių rimtų iššūkių bei tradicinių veiklų muziejų nakčiai. Muziejų nakties renginiai nuo 17 valandos iki 23 vyks, skirtos nuo 3 metų amžiaus vaikams, ar ne? Ar galėtum papasakoti plačiau apskritai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkišaitės Bitės viešoji biblioteka, kokias konkrečiai ir kada veiklas vykdys tą dieną? Tikrai taip, tai veiklos vyks nuo 17 valandos iki 23 valandos, gegužės 23 dieną. Ir bibliotekoje turėsime labai įvairių veiklų. Tai laukiame ir net ir mažiausiųjų ir su šeimomis, nes didžiojoje skaitykloje mes turėsime veiklas ir žaidimus numatę būtent šeimoms su vaikais. Taip pat jaunimo erdvėje ir jaunimo veiklos vyks. Turėsime labai įdomią pirmųjų mobiliųjų telefonų parodą, nes kai kuriuose muziejuose jau atsiranda būtent tokios parodos. Tai galima bus ne tik apžiūrėti, bet ir susipažinti artimiau ar kažkokius žaidimus pažaisti su jais. Galima bus imti ir spaudyti, apžiūrinėti, ar ne? Čia tie eksponatai bus liečiami išsimtinai. Taip, ypač kviečiame jaunimą, kurie galbūt nėra susipažinę ir turėjo tokių aparatų. Taip pat turėsime ir performance pasirodymą šachmatai Atrijaus terasoje. Na ir laukia erdvėse senoviniai bei šiuolaikiniai žaidimai, kuriuos bus galima savarankiškai ateiti, atrasti ir sužaisti. Taip pat, kaip ir minėjau, jau tradicija tapusios ekskursijos bibliotekoje. Tai atveriame tą ir nematytąją bibliotekos pusę ir kas pusvalandį kviesime lankytojus atėjusius su gidu apžiūrėti ir sužinoti daugiau tiek apie pastatą, istoriją, taip pat apie biblioteką ir pamatyti tas slaptas bibliotekos vietas. Kiek žinau, tikrai, kiek man teko dalyvauti, tai tikrai sulaukia labai daug dėmesio, nes mūsų lankytojams, skaitytojams labai įdomu patekti į tas erdves, kurios kiekvieną dieną įprastai užvertos lankytojams, o muziejų nakties metu atveriamos plačiai ir tikrai galima pamatyti visus užkabarius bibliotekos, ar ne? Tai ir saugyklos, skaitmeninimo erdvės, būtent čia galima pamatyti tai, kas dažniausiai kasdien paprastam lankytojui nėra prieinama ir matoma. Tai labai kviečiame dalyvauti, ekskursijos vyks kas pusvalandį ir jos prasidės nuo 18 valandos. Taip pat, kadangi tema žaidimai, turėsime labai įdomų renginį, pristatymą ir diskusiją būtent apie senesnius kiemo žaidimus. Tai diskusijos vedėja aptars nuo 1950 iki 2000
vyravusius kiemo žaidimus. Tai būtent nuo 18:30 kviečiame konferencijų salėje atvykti į šį renginį ir jis taip ir vadinasi Iš kiemo laikų žaidimų istorijos. Na ir dar tokia dar viena veikla, kuri nauja, šiek tiek susijusi ir su bibliotekos pažinimu, tai kas nenori keliauti į ekskursiją, nori savarankiškai pažinti ir per žaidimą pažinti biblioteką, tai laukia orientacinės bibliotekoje. Tai vos įėję galite patekti jau į žaidimą iš karto ir įvairiose stotelėse laukia tam tikri iššūkiai, kuriuos reikės įveikti. Taip susipažįstant ir su istorija, ir su pačia biblioteka. Ir netgi laukia siurprizai įveikus visas šias stoteles. Tai O koks amžiaus cenzas? Ar yra nuo iki? Gali dalyvauti ir savarankiškai atvykęs asmuo, gali dalyvauti su šeima, draugų grupe. Na, reikės labai pagalvoti kai kuriuose užduotise, vis dėlto tai yra tam tikri iššūkiai. Tai kviečiame atvykti ne vienam, pasimti ką nors į pagalbą, kad būtų lengviau tos iššūkius veikti. O kokios dar kultūros ir meno įstaigos dalyvauja? Taip, tai kadangi muziejų naktis vyksta ne tik mūsų bibliotekoje, pagrindiniai organizatoriai šios iniciatyvos Panevėžyje, tai yra Panevėžio kraštotyros muziejus, taip pat dalyvauja ir Stasys muziejum, Panevėžio miesto dailės galerija, fotografijos galerija, Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka, Juozo Miltinio dramos teatras, meninio stiklo studija Glas Remis, Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas, Panevėžio lėlių vežimo teatras, Galerija 20, Panevėžys Now, kino centras Garsas, Panevėžio dailės mokykla, Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija bei Panevėžio kūrybiškumo centras Pragiedruliai. Tai kviečiame užsukti ir pas mus, bei apsilankyti ir pas kitus organizatorius. Tai tikrai draugiškai pasidalinsime auditoriją ir dalyviais, ar ne? Pažinkime miestą, kultūros įstaigas ir apsilankykime. Juolab, kad tikrai visi renginiai yra nemokami, kaip ir kiekvienais metais. Tai tikrai labai laukiame visų. Ačiū, Klaudija, tikrai už informaciją ir susitiksime muziejų naktyje, gegužės 23 dieną. Na, o dabar kita tema. Panevėžiečiai ir Panevėžio miesto svečiai jau spėjo įprasti ir laukti šurmulio knygų mugės. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkiušaitės bitės viešoji biblioteka vasarą pasitiks skelbdama vasaros knygų fiestą, taip išneždama skaitymo kultūrą už bibliotekos sienų birželio 5 nuo 11 valandos iki 20 Laisvės aikštėje Panevėžyje naujuosius ir anksčiau leistus leidinius atveš įvairios leidyklos. Tad, Klaudija, papasakok apie šį knygų festivalį. Vasaros knygų fiesta jau daugelį metų bibliotekos tokia puoselėjama iniciatyva ir renginys. Ir iš pradžių galbūt buvusi tik tais mažesnėje erdvėje, ji jau dabar išsikelia į Panevėžio Laisvės aikštę ir pritraukia ir mažesnius ir didžiuosius leidėjus, kurie kasmet atveža pasiūlymų, naujienų, na ir dalinasi naujausiamis įvairių žanrų knygomis, primena ir apie anksčiau išleistus leidinius, tačiau visa tai, kas dar yra tikrai aktualu. Klaudija, toliau papasako, kiek iš viso leidyklų atvyksta šiemet. Šiemet planuojama, kad atvyks iš viso 12 leidyklų, bet tikrai dar gali ir pasipildyti ir padidėti šis skaičius. Tai dauguma iš šių leidyklų jau yra dalyvavę ir anksčiau, būtent šiame renginyje. Tad sugrįžta ne pirmą kartą. Na ir sulauksime mes ne tik mažųjų leidyklų, bet ir tų didesniųjų, kurios pristatys visas naujienas.
O ar sulauksime vasaros knygų fiestos naujokų šiemet? Taip, tai turime naujus dalyvius, tai yra Lietuvos istorijos institutas ir Treasure Hunt, kurie atsiveš naudotų mangų, komikso, grafinių romanų ir kitų leidinių. Tai laukiame tų, kurie prijaučia būtent šiems žanrams atvykti į vasaros knygų fiestą. O kokios apskritai leidyklos dalyvaus fiestoje? Taip, tai dalyvaus šių metų renginyje Baltos lankos, Charibdė, Vytautas Račickas, Andrena, leidykla Žara, Baiga, Gelmės, Lieparas, Lietuvos istorijos institutas, Aukso pieva, Treasure Hunt, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka bei Andželika Bubelytė Angel. O ar galėtum papasakoti šiek tiek daugiau informacijos, ką kiekviena leidykla žada atsivežti, kuo nustebinti, kuo bus išskirtinė mūsų klausytojams, kas motyvuotų ateiti ir surasti būtent savo patinkančią knygą ar žanrą? Taip, tai mano jau minėti naujokai Treasure Hunt siūlo naudotas mangas, komiksus, grafinius romanus, knygas, suteikdami istorijoms antrą gyvenimą. Tai čia galima rasti tiek ir retų leidinių, ir tiek klasikinių. Ir jie būtent skatina dalymąsi skaitimo džiaugsmu ir tvarų vartojimą, mažinant atliekų kiekį. Todėl galima atrasti jau ir senesnes, bet tikrai dar vertingas knygas. Taip pat Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokslo ir enciklopedijų leidybos centras knygų mugėje pristatys įvairias naujas ir pakartotinai išleistas knygas. Tarp svarbiausių būtų galima įvardinti Oliverio Moody bestselleris Baltija Europos ateitis, Valdo Bytauto enciklopedinis žinynas apie Lietuvos populiariąją muziką, bei papildyti jau keletą kartų leisti leidiniai apie Lietuvos istoriją ir tradicijas. Taip pat bus siūlomos užsienio kalbų mokymosi savarankiškai knygos, istorijos skirtos įvairių interesų skaitytojams. Nacionalinės bibliotekos leidybos centras išsiskiria dėmesiu žymiausiams pasaulio filosofams ir jų kūriniams, leisdamas filosofinių knygų seriją. Joje filosofija besidomintis skaitytojai ras labai įdomių leidinių. Leidykla Aukso pieva šiemet turės išskirtinę naujieną – Japonija glausta istorija tiems, kas domisi istorinėmis temomis ir sėkmingų šalių susiformavimu. Gelmės šeimos leidykla, leidžianti prasmingas knygas vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Paaugliams skirta serija Paribio istorijos nagrinėja sudėtingas gyvenimo temas, tačiau pabrėžia viltį ir problemų įveikimą, o suaugusių serijoje Kitoks romanas publikuojami išskirtinio stiliaus premijomis įvertinti kūriniai. Leidykla taip pat leidžia ugdančias knygas vaikams. Į knygų mugę atveš bestsellerių, romanų. Lietuvos istorijos institutas vykdo svarbius Lietuvos istorijos tyrimus ir kasmet išleidžia apie 20 knygų, daugiausiai skirtų fundamentiniams istorijos tyrimams bei istorinių šaltinių publikavimui. Tai knygų mugėje Panevėžyje Laisvės aikštėje institutas pristatys kelias naujas knygas. Artūro Svarausko Lietuvos visuomenė 1939–1941 metais, įtampos, konfliktai, transformacijos. Taip pat Adamo Michniko tekstų rinktinė Chamai ir angelai, Lietuvos Magdeburginių miesto aktų knyga apie Šeduvą ir kitus leidinius. Na, o Andželika Bubelytė Angel atvers savo psichologinio pobūdžio romaną trilogiją Juodojo mėnulio vaikai. Tai tikrai gausa ir leidyklų, ir žanrų knygų leidinių, ir mažiems, ir dideliems. Labai laukiame. Tikrai susitikime Birželio 5 nuo 11 valandos iki 20 Laisvės aikštėje Panevėžyje, bet prieš tai gegužės 23 muziejų naktyje, bibliotekoje ir kitose kultūros įstaigose. Dėkoju, Klaudija, už visą informaciją. Manau, prikvietėm labai daug lankytojų, klausytojų ir žiūrovų. Tai primenu, kad šiandieną kalbinau Klaudiją Pelanytę, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkvičaitės bitės viešosios bibliotekos komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus vadovę. Jaukių visiems skaitimų. Ačiū. Dėkui. Iki pasimatymo.